Taip, tai labas vakaras visiems. Tikiuosi girdite mane. Taigi, pasisveikinau. Girdite, gerai. Labai gerai, tai tada pradėsiu viešinimą ir pradžiai pasidalinsiu iš karto ekranu. Taip. Tai viešiname daugiabučių gyvenamųjų namų Narimanto gatvė 13 Vilniuje statybos projektą. Visų pirmiausia, norėčiau prisistatyti, taigi mano vardas yra Aleksandra, aš esu šio projekto vadovė. Taip pat viešinime dalyvauja sekretorė Joana, taip pat yra prisijungęs statytojo atstovas ir taip pat turėtų dar prisijungti už kelių minučių projektuotojų atstovas, kuris, jeigu nieks neprieštarautų, būtų paskelbtas susirinkimo pirmininku. Taigi, procedūra būtų tokia, kad pradžioje trumpai pristatysiu projektą ir vėliau jūs galėsite, tai yra visi prisijungę asmenys, galės uždavinėti klausimus, tai galima bus parašyti ir į chatą, tai yra, ir taip pat galima bus užduoti gyvai, bet būtinai reikėtų palikti kontaktus, tai yra privačia žinute vėlgi per chatą, kad galima būtų raštu atsakyti į užklausas, tai yra į klausimus. Jeigu bus kažkokie tai neaiškumai arba reikės kažką tai taip pat paaiškinti vaizdžiai, tai tam būtini yra kontaktai. Bet, aišku, juos rašykite tik tai privačiai, kad kiti žmonės dėl asmens duomenų tų kontaktų nematytų. Taip pat galima pertraukti šiek tiek mane ir pakelti ranką. Tai yra, aš tada matysiu, kad kažkas tai nori užduoti klausimą ir pabaigus tam tikrą sakinį, aš tada reaguosiu į jūsų užklausimą. Taigi, trumpai pristatysiu projektą. Tai, kaip sakiau, tai yra daugiabučių gyvenamųjų namų projektas, kuris yra naujai vystomo, galima sakyti, Vilniaus teritorijoje. Tai yra Narimanto gatvė 13. Ir prieš pradedant projektuoti, visų pirmiausia buvo kreiptis į savivaldybę ir gauta projektinių pasiūlymų užduotis. Tai visa informacija, visa projektinių pasiūlymų bylutė, jinai buvo patalpinta Vilniaus miesto savivaldybės puslapyje. Taip pat buvo pakabintas stendas, kuris buvo prie sklypo ribos visą viešinamą laiką. Taip pat buvo išsiųsti laiškai suinteresuotiem asmenim, tai yra kaimynams, tai yra besiribojančių sklypų savininkams. Taip pat ta byla, kurią jūs dabar matote ekrane, jinai buvo patalpinta, kaip sakiau, Vilniaus miesto savivaldybės puslapyje. Tai tą jos dalį, tai yra projektinių pasiūlymų užduotį, galima pamatyti šios bylos pabaigoje. Tai yra paskutiniuose puslapiuose. Ir aš juos dabar neskaitysiu, kadangi ir dabar visiškai tai yra galioja tą nuorodą. Tai ir dabar jūs galite prisijungti ir perskaityti ir susipažinti su tą projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi. Tai tiesiog paminėsiu, kad pagrindiniai reglamentai projektavimui buvo nustatyti, tai yra rengiant dar prieš tai teritorijų planavimo dokumentą, tai yra detalųjį planą. Ir projektuojant pastatus, būtent tais reglamentais ir buvo vadovautasi. Taip pat tam tikri
atskiri punktai išvardinti plačiau, tai yra papildyti plačiau projektinių pasiūlymų rengimo užduotyje. Tačiau, kaip sakiau, dabar neskaitysiu, kadangi jie yra viešai prieinami ir bet kada galima su jais susipažinti. Kitas dalykas, toliau norėčiau pereiti jau prie pačių projektų. Tai visų pirma, toje bylutėje jūs galite rasti aiškinamąjį raštą ir tame aiškinamajame rašte taip pat yra bendrieji statinio rodikliai, tai yra visų projektuojamų pastatų pagrindiniai rodikliai, tai yra tokie kaip bendrasis plotas, naudingas plotas, tūris pastato, aukštų skaičius, aukštis. Tai kaip matosi, iš tai, ką aš dabar rodau, tai aukščiai šiek tiek skiriasi, bet tai suprantama, kadangi buvo jau atliktas vertikalus sklypo planavimas. Plotai daugiabučių taip pat šiek tiek skiriasi, bet iš esmės tai jie yra panašios architektūros. Taip, ir apie tą architektūrą aš ir norėčiau toliau plačiau pakalbėti. Šiek tiek stabdo PDF failai. Taip, tai čia yra sklypo planas. Kaip matosi šiame brėžinyje, tai įvažiavimas numatomas vakarinėje pusėje, tai yra iš Narimanto gatvės. Numatoma trinkelių danga ir automobilių parkavimo vietos kieme. Numatomas tam tikras skaičius vietų pritaikytų žmonėms su negalia, taip pat elektromobiliams skirtų vietų. Dabar iš šito brėžinio matosi, kad projektuojami 5 daugiabučiai gyvenamieji namai. 2 iš jų turi po 3 butus ir 3 turi po 4 butus. Visi butai, tai yra visi pastatai projektuojami 3 aukštų ir jų aukštas yra maždaug 11 metrų. Pastatai projektuojami atsitraukiant nuo sklypo ribos pagal STR numatytą atstumą, tai yra išlaikant visas normas, taip pat bendras automobilių vietų skaičius numatomas pagal butų kiekį ir iš viso taip pat šitoje lentelėje matosi, kad maksimalus leidžiamas pagal detalų planą pastatų aukštis 20 metrų, tai yra čia galima statyti ženkliai aukštesnius pastatus ir ženkliai didesnę kvadratūrą turinčius pastatus, bet šiuo atveju statytojas nusprendė vystyti tokius patogius, galima sakyti, kotedžų tipo daugiabučius, kad ir transporto apkrovimas būtų nedidelis, ir kad kiekvienas butas turėtų kažkokią teritoriją, galėtų naudotis prie sklypo, prie savo būtų. Taip. Toliau pereinu prie kiekvieno pastato architektūros, tai galbūt papasakosiu tik tai apie vieną pastatą, tai yra jie pavadinti A, B, C, D, E raidėmis. Tai pradėsiu galbūt nuo A, tai čia yra praktiškai šitas išplanavimas būdingas visiems būtams visų daugiabučių, tai projektuojami dažniausiai vienas didelis kambarys pirmame aukšte, tai yra svetainė su virtuve ir su valgomuoju, taip pat daugumoje būtų yra darbo kambariai. Na razie jeszcze w trakcie, czy już? Čia kažkas sakė? Vojtek neišjungęs. Ačiū. Toliau numatomas tamburas, kuriame projektuojama įrenginiams paslėpti numatomos tokios patalpos, tai
šildymo kažkokiem tai renginiam kaip šilumos siurbliams, taip pat galima tenai ir drabužinę planuoti kartu. Taip pat numatomas išėjimas tiesiai į lauką, tai yra į terasą, ir numatomi laiptai patekimui į antrą aukštą. Antro aukšto išplanavimas yra taip pat daugumos atveju panašus, tai yra užlipus laiptais suprojektuotas koridorius ir iš jo patenkama į atskirus kambarius. Tai dažnai, pagrinde tai yra vaikams numatyti keli kambariai, vienas bendras vonios kambarys ir taip pat atskiras miegamasis tėvams su atskiru vonios kambariu arba kaip šituo atveju ir dar su atskira drabužinė. Taip pat projektuojamas trečias aukštas ir trečiame aukšte taip pat numatomas gyvenamasis kambarys, bet jisai skirtas labiau kaip tokiai poilsio patalpai su išėjimu į terasą, tai yra ant stogo esančią, tai yra į stogo dalį, ir taip pat atskiras vonios kambarys numatomas. Bendras kiekvieno butų plotas yra virš 100 kvadratų, bet bendrą kiekvieno daugiabučių plotą jūs galite pamatyti bendruosiuose statinio rodikliuose. Kalbant apie fasadus, tai pagrindinė apdaila numatoma iš klinkerio. Čia matosi tie išėjimai į terasą, jie yra, galima sakyti, paslėpti už stiklinių tvorelių. Stogas šlaitinis, tai yra stogas virš trečio aukšto jau patalpų šlaitinis, o čia yra sutabdintas toje vietoje, kur yra terasos. Taip pat matosi, kad numatomi dideli langai kiekvienam bute, kad patalpos būtų labai gerai apšviestos. Taip, tai čia yra fasadai, čia yra pjūvis. Čia irgi matosi visi aukštai, visi užlipimai, pjūvis per stogą. Ir toliau taip pat analogiškai suprojektuoti ir kitokie pastatai. Tai yra, būtų išplanavimo galima atidžiau panagrinėti atidarius projektinių pasiūlymų bylutę. Ir čia visą tai ir matosi. Aš dabar greitai labai prasuksiu tuos planus ir perėsiu prie vizualizacijų. Tai sumažinsiu. Tai šitie pastatai atrodo taip. Matosi pastato apdaila, matosi šlaitiniai stogai, matosi jaukios terasos prie sklypų. Taip pat čia numatoma bendra vieša erdvė, tai yra vaikų žaidimų aikštelė. Taip pat nepaminėjau, kad sklypų plane dar, sekundę. Sklypo plane čia yra toks projektuojamas numatomas parkelis apželdintas. Čia vaikų žaidimų aikštelė, šalia visai yra vieta sporto įrenginiams. Prie pagrindinio tako numatomi suoliukai, kad ir vyresnio amžiaus žmonės galėtų pailsėti prie savo būsto gyvenamojo. Taip, tai toliau rodysiu vizualizacijas. Tai čia vaizdas būtent nuo įvažiavimo pusės, iš tos vakarinės pusės. Tai matosi, kad parkavimas sklype užima tokią vidinę sklypo dalį. Tai yra šiaurinė sklypo teritorija. Taip, čia yra vieno vidinio pastato fasadas. Taip pat vaizdas iš vidinio pravažiavimo pusės. Vaizdas iš pietinės pusės. Čia matosi tos terasos ir trečio aukšto stogai. Toliau, dar keli vaizdai. Čia yra vaikų žaidimo aikštelė numatoma prie daugiabučių.
Čia tas parkelis, kur aš sakiau, kuris pagal projektą turėtų būti apželdintas skirtingais augalais. Tas želdinimo projektas turėtų būti detalizuojamas techninio projekto rengimo metu. Taip pat byloje jūs galite rasti ir patį detalų planą, kuriuo remintis ir buvo projektuojami visi pastatai ir visas išplanavimas tai yra pateikti šiame brėžinyje pagrindiniai sklypo rodikliai, užstatymo tinkliukas, taip pat galite susipažinti. Na ir gale, kaip sakiau, yra projektinių pasiūlymų rengimo užduotis. Tai taip pat nepasakiau tokį svarbų dalyką, kad per visą viešinimo laikotarpį nebuvo pateikta raštų, jokių klausimų, jokių pastabų, nieks nebuvo atėjęs į Vilniaus miesto savivaldybės, tai yra tame skelbimo nurodytų adresų, tai yra į mūsų projektavimo įmonės ofisą. Tai galima sakyti, kad besidominčių asmenų kol kas nebuvo, bet jeigu atsirastų tokių asmenų šio viešinimo metu, tai būtinai atsakysiu aš arba kiti prisijungę statytojų ir projektavimo atstovų asmenys. Tai šiai minutė aš tada atsijungsiu, paliksiu vizualizacijas ir lauksiu jūsų klausimų. Taip pat pakartosiu, kad juos galite užduoti kaip raštu, tai yra parašius į chatą, tai yra į pokalbių langelį. Ir galite užduoti gyvai, galite pakelti ranką. Ir užduoti klausimą balsu. Taip, ir dar toks svarbus dalykas, tai yra tai, kad už 40 minučių šitą nuorodą pasibaigs galioti, tai jeigu jūs jungsitės per tą pačią nuorodą, tai jinai vis tiek galios, o viešinimas vyks toliau. Tai yra, jūs nieko neprarasite, kadangi ta nuoroda galioja prisijungus ir vėlesnių laikų. Taip, tai kol kas tada išjungiu garsą ir lauksiu jūsų klausimų arba pastabų.
Taip, tai greitai pasibaigs tas laikas, kuris Zoom programėlėje yra numatytas, tai tiesiog kas norėsite dar prisijungti, tai ta nuoroda Vilniaus miesto savivaldybės puslapyje jinai dar galioja ir tiesiog paspaudus tą nuorodą jūs vėl galėsite prisijungti prie viešinimo.